pirma diena mano kelionės Vidurio Europoje. Sveiki dar kartą, aš Robertas ir šiandien yra pirma mano diena, kaip keliauju dviračiu po Vidurio Europą. Tai yra maždaug 16 dienų kelionė nuo Vokietijos iki Slovakijos ir Lenkijos. Vakar atvažiavau po labai ilgos autobuso kelionės į Dresdeną iš Vilniaus. Atsivežiau dviratį, atsivežiau visą įrangą ir kelionė buvo žiauriai varginanti, man atrodo labiau varginanti negu bet koks minimas gali būti. Dresdenė išsinuomavau kambariuką, kuriame pernakvau šiąnakt. Jo, ir šiandien pajudėjau iš Dresdeno, va dabar esu čiut jau iš Dresdeno. Nuvažiavau šiandien jau apie 25 gal kilometrus. Žiauriai sunku, nes karšta, belenkaip karšta. Ir labai kalvota, nesitikėjau, kad čia iš karto aš į kalvas pakliūsiu, bet ne veltui tada ir vaizdai tokie labai tolimi kalvoti horizontai matosi. Kelias po kol kas labai busy, jau laukiu už 10 kilų, maždaug nusuksiu, tikiuosi į truputį ramesnį kelią. Nors jisai fainas, plentas nuostabus, žmonės draugiškai apvažiuoja ir visai normaliai minasi. Tai gerai, tai čia toksai pirmas intro ir dabar jau tęsime kelionę. Prieš gerą valandą sustojau papietauti ir išsukau iš pagrindinio kelio. Dabar esu gerokai mažiau eismo turinčiam kely, kažkur jau kalnuose, aplinkui vien miškai, medžiai. Tikrai gražus maršrutas, plentas nuostabus. Tai vienintelis sunkumas, aišku, yra įkalnės, prie kurių ir nepratęs ir nesitikėjau gal iš karto tokių. Tai jau teko ne vieną kartą ir sustoti. Bet kažko tokio, tokių kelių ir tikėjausi šitoj kelioniai. Tai tikėkime, kad kojelės atlaikys, nes yra ką veikti. Šiandien pajudėjau apie 12 valandą, dabar yra 5:30 vakaro ir esu numynęs tik tais apie 50 km. Dar man liko apie 30 gerų, manyčiau. Bet jau esu nebelabai toli Vokietijos ir Čekijos sienos. Tai šiandien kirsim sieną ir mūsų laukia kempingas vakare. Ir dušas, tikiuosi. Dar vieną stotelę, nes išvažiavau į tokią sankryžą, pasukau ir pamačiau. Šiandien yra sekmadienis ir
ryte supratau, kad Dresdene ir šiaip Vokietijoje turbūt, aš nežinau, ganėtinai sekmadieniais nedirba parduotuvės. Ir šiandien ryte pamačiau, kad per visą mano maršrutą yra 0 parduotuvė, kurios dirba šiandien. Radau parduotuvę Dresdene, nusipirkau tenai produktų ir iš pat ryto esu apsipirkęs savo šiandienos pietus, vakarienę, rytojus pusryčius. Tai esmė ta, kad aš šiandien esu nuo pat ryto su pilnu svoriu. Ir tas tikrai nepadeda į tos kalnus važiuoti. Čekija. Pasirodo, visas tas lipimas į viršų, kopimas duoda vaisių. Jau leidžiuosi taip 10 minučių. Šiandien vakarienė. Makaronai. Buvo be galo sunki pirma diena. Tai šiandien pajudėjau apie 12 val. Ir apie 7 val. Atvažiavau į kempingą. Tai pasistačiau palapinę, išsimaudžiau ežere pirmiausia, tada duše, išsiskalbiau rūbus, nes jau reikia po pirmos dienos iš karto. Ir dabar darausi valgyti, nes labai reikia. Nors žiauriai tingėjau jau daryti valgyti, nesu super alkanas, bet suprantu, kad jeigu nepavalgysiu, rytoj irgi nebus lengviau. Tai va, dabar jau pavalgau ir kimarinsiu. Ramiai. Pirma diena, kai kažkaip įveikta. Važiavom tik 4,5 valandos. Vau. 7,4. Max tikrai netoks, bet šiandien tokių nuokalnių buvo, kad važiavau šiam 5+. Ir vidutinį 16 tik tais.